Labas rytas, labas rytas. Labas rytas mėgstu sakyti dėl dviejų priežasčių. Tai pirma yra pasisveikinimas ryte, kada bunda pasaulis ir vyksta mėgstamiausios treniruotės bėgimo. Ir iš kitos pusės, kad kai kuriems žmonėms kartais labas rytas reikia pasakyti, kad jie kiltų į gyvenimą, atsibustų iš savo dabartinės situacijos. Tai kaip matote, esu Vingio parke, mano dažniausia treniruočių praleidimo vieta, kur praleidžiu valandas, dešimtimis valandų per metus. Tai turbūt kaip ir kiekvienam kūrėjui reikia galbūt turėti savo vietą kūrimui, kūrybai, kur gimsta visos idėjos, turėti savo mūzas, savo įkvėpimus ir panašiai. Tai kalbant apie tai, šiandien noriu jums papasakoti apie savo numatytą įgyvendinti iššūkį per brūkšnelis svajonę. Tai yra Šiaurės maratonas. Artimiausias Šiaurės maratonas vyks vasario pabaigoje, kitais metais, 26 metų. Ir jis vyks ant užšalusios Baltijos jūros ledo. Tai jeigu lyginant skalėje nuo mano maksimalios svajonės Antarktidos maratono ir ką esu iki šiol nubėgęs, pavyzdžiui, kaip Saulėtekio pusmaratonis, tai turbūt atrodytų gana nereikšminga dalelė tos jau visiškai maksimalios svajonės būtent Antarktidoje, nes dar iki tol yra įvairiausių maratonų žiemą Norvegijoje, Grenlandijoje. Tie, kas mane jau sekate kelintus metus iš eilės, tai žinote, kad maratonus aš bėgioju ir vasarą ir žiemą ištisus metus savo malonumui. Tai atrodytų, kas tas maratonas? Paprasčiausias turėtų būti maratonas, bet yra du turbūt pagrindiniai niuansai, kuriuos turiu įsivertinti ir kuriems pasiruošti. Tai yra, kad maratonas vykstant, kaip minėjau, jūros paviršiaus, tai tikėtina vėjai, plus tai yra šiaurėje, Švedijoje, Skandinavijoje bendrai paėmus. Tai tenai temperatūra prieš porą metų buvo naktimis -22, dieną -17. Tai tokia temperatūra, galimi vėjai, o esu šalčiausiai bėgęs prie -27 laipsnių. Tai šiek tiek įsivaizduoju, apie ką eina kalba. Tai tikrai yra įmanoma, bet be pasiruošimo arba be aprangos tai gali būti liūdna sveikatai. Ir kitas momentas tai yra bėgimas ant ledo. Tai yra visiškas ledo paviršius, nuvalytas jūros užšalęs ledas. Tai tam reikalinga avalynė, tiesiog batai su integruotais spygliais. Tai jau esu parašęs pagrindiniam šio maratono rėmėjui, Icebug, dėl galimybės pas juos įsigyti tą avalynę, galbūt gauti nuolaidą, paremti mane. Nes viską darau iš lygaus nulio, ta prasme, ir tik tai su jūsų pagalba ir su savo išmonė ir savo derybomis bandau įgyvendinti, pasiekti šitą tikslą. Tai labai visiems ačiū, kad jau padedate man, kad prisidedate prie šito iššūkio. Tikrai planuoju padaryti išsamų reportažą. Pavyzdžių galite matyti YouTube, paskutinis mano maratonas Olandijoje, tai ten pafilmavau, įdėjau. Tai kaip jums ir už tokią paramą ir pagalbą, tai tikrai galiu padaryti daug išsamesnį reportažą, pafilmuoti kelionę, pasiruošimus, kaip ir dabar ruošiuosi, bėgu dešimtimis ir šimtais kilometrų. Tai ir padarysim gerą video ir turėsit gerų įspūdžių, gerų emocijų, daug motyvacijos ir visus kviečiu nepamiršti siekti savo tikslų ir svajonių. Dar atskirai skeptikams ir kritikams, tai tikrai, kad tiems, kurie laipioja į kalnus, į Everestus ir panašiai, toks mano iššūkis atrodo galbūt juokingas, bet žinokit, jeigu jums juokinga, tai man irgi kartu su jumis juokinga, nes
didesnių iššūkių, negu aš pats savo keliu ir dar nesutikau tokio žmogaus, ta prasme, tai jeigu jums juokinga iš manęs, tai man juokinga iš jūsų lygiai taip pat. O kritikams tai tikrai didelis ačiū, tas, kas sugeba konstruktyviai pakritikuoti, aš visada atsižvelgiu ir tobulinu savo turinį, tobulinu savo įgūdžius ir sportuoju toliau.